Sveiki visi, taigi kaimiečio verslininko kelias prasideda čia ir dabar. Važiuojam. Sveiki visi, taigi nauja pradžia, nebėra modernaus verslo, esu aš esu kaimietis ir kaip man pradėti naują verslą, kadangi uždariau viską, ką turėjau, nieko nebėra, nieko neliko. Pradėsim nuo pradžių, pradėsim nuo marketplace'ų, nuo visų kitų įmanomų dalykų, kurio galima pasidaryti nemokamai ir nuo ko pradėti. Taigi, iš savo patirties galiu pasakyti, kad pirmutinį verslą galima pradėti visiškai neturint nieko, o peržiūrint savo spintą, savo visus stalčius ir pažiūrėti, ką mes turim. Ir tuos dalykus galima parduoti, jeigu jie yra nenaudojami ir netinka, kad ir kas tai bebūtų. Bet tam, kad žmogus susidomėtų ir būtų patrauklesnis, reikia turėti tam tikrus dalykus. Pirmas dalykas tai yra apšvietimas. Antras dalykas geras fotoaparatas arba bent jau telefonas. Prastas telefonas nėra bėda, jeigu yra bent kažkoks apšvietimas, čia yra statybinė, jis labai nedaug kainuoja, aš už ją mokėjau gal 6-7 eurus čia Norvegijai ir labai gerai apšviečia ir nuotraukos tampa labai geros ir daug kokybiškesnės. Toliau, ką galima dar pasidaryti? Dabar aš dar kaip ir pasakoju, kaip ir sakau, kad viską bandysiu, ką pasakoju pats, darysiu ir žiūrėsiu, kaip man sekasi. Dar antrą dalyką aš padariau, kadangi turiu planšetę, bet tą galima pasidaryti ir su mobiliu telefonu. Yra tokia programėlė Canvas, kur galima padaryti labai daug dalykų, galima pradėti kurti logotipus, jeigu turite menišką gyslelę, galima kurti paveiksliukus, galima daryti, tiesiog prisiregistruoti puslapiuose, kurie gamina šitus visokius rūbus, marškinėlius, kelnes, marškinius, aksesuarus telefonams, AirPodams, visiems tokiem dalykam ir ten pasidaryti kažkokį tai dizainą, susitvarkyti, iš Canvas perkelti į tas programėlės. Aš pradėjau naudoti Printful, žiūrėsim, kaip man seksis, taip pat užsiregistravau tokioj programai Etsy ir visą, ką aš pasidarau, nemokamai perkeliu į ten ir Etsy tik tai kainuoja 20 centų įkelti už vieną skelbimą, kas nėra daug, sakyčiau, bet visai neblogai. Taigi, du variantai šiam kartui. Tai pirmas dalykas, aš dabar pats persižiūrėsiu, ką aš turiu ir ką galėčiau parduoti, ko man nereikia, ko galėčiau atsikratyti. Antras dalykas, kursiu visokius paveiksliukus, visą kitą kelsiu į tuos, kur gali pagaminti puslapius. Ir tiesiog pradėsiu kažkur reklamuotis, susikursiu Facebook'o puslapį ir žiūrėsiu, kaip man sekasi. Taigi, jeigu norite sekti, kaip sekasi kaimui ir kaimiečiui pradėti verslą absoliučiai nuo pradžių, subscribinkite kanalą, paspauskite patinka ir susitiksim iki greito. Iki.